Tęsk. Vienas, du klausome. Maldauju, padėkit. Čia liudininkas. Prieš akimirką, ką jie padarė, baisu yra. Prašau nusiraminti, kas atsitiko. Iš kur jūs skambinate? Kur jūs esate? Maldauju, padėkit. Jie mane užmuš. Maldauju, padėkit. Jie mane užmuš. Kas čia buvo? Kažkas nevykusiai pajuokavo? Gal ir pajuokavo, reikėtų patikrinti. Atsuk dar kartą. 112 klauso. Maldauju, padėkit. Čia liudininkas. Prieš akimirką, ką jie padarė, baisu yra. Prašome nusiraminti. Kas atsitiko? Iš kur skambinate? Kur jūs esate? Maldauju, padėkit. Jie mane užmuš. Turime telefono numerį, iš kurio skambina. Pasistenk atkast dar ką nors. Žinome apytikslę skambinusiojo vietą. Gerai. Ačiū, mielai. Labas. Labas. Baigėt kavą, yra darbo. Išgerk ir tu, Brigita labai skaniai daro. Antaniškėse šią naktį sudegė apleistas namas. Šį rytą gaisravietėje rasti 5 apanglėję kūnai, 3 suaugusių, 2 vaikų. Kas aukos? Nežinomi, kaukazietiškos tapatybės žmonės. Nelegaliai gyvenę jau ten porą mėnesių. O kodėl tu toks tikras, kad čia darbas mums, gal patys prisižaidė su degtukais? Gal. Bet tai jūs ir išsiaiškinsit, nuvažiavę į įvykio vietą. Ten fiksuotos muštynės, įvairūs incidentai. Skanu? Visai nebloga. Na ką, kylam. Tu lieki čia. Patikrinsi pranešimus, pasitrinsi duomenų bazėje. O tai ko man ieškot? Kai rasi, sužinosi. Sveiki. Sveiki, vyrai. Na tai va, kaip raportį rašiau, keli vietiniai čia grasino šitiems kaukaziečiams. O tiksliau? Sakė, kad išrūkys iš čia. Konkrečiai kas grasino? Yra tokie kėkštai. Tokie 2 broliai. Vienas Marijonas, 27, kitas Petras, 24. Sėdėjo abudu po kelis kartus už vagystės, plėšimus. Tai kai čia ištiko viskas, aš pagalvojau, kad čia jie. Na ir mes kai užgesinom, aš iš karto pas juos. Jų nėra. Senoji Kėkštienė, motina, sako, išvarė į Vilnių. Padukti. Na tai dar negrįžo. Tai manai, kad jie galėtų, taip? Kol blaivus, tai ne, bet kaip prigėrė, tai visko čia būna. Taip, Brigita. Sveiki. Pasakok. Vakar bendrasis pagalbos centras sulaukė labai keisto skambučio. Skambino vyras, kuris matė baisų nusikaltimą ir tie, kurie padarė tą nusikaltimą, dar jam grasino. Ir kaip tai siejasi su mūsų gaisru? Tuo, kad buvo skambinta iš mobilaus, iš Antaniškių. O juk ten ir įvyko gaisras. O kodėl tik dabar man apie tai pasakoji? Nes pati tik tai dabar sužinojau. Aišku, ta vieta yra netiksliai nustatyta apytikriai iš operatoriaus bokšto. Pranešimas gautas 23:13. O juk tada ir prasidėjo gaisras. Brigita? Taip, klausau. Sužibėjai?
Ačiū, vyresnysis inspektoriau. Gerai, klausyk, tu atsiųsiu pas tave Marių. Ir Višniauskė, tegul parašo kuo greičiau prašymą operatoriui, kad nustatyti mobilaus telefono savininką. Tai, kad aš jau viską padariau. Na, tu šaunuolė. Gerai, iki. Jovalas čia kažkoks. Nieko rast neįmanoma. Rasim daugiau, negu tu įsivaizduoji. O, matai, vyrai jau rado. Matai raidę V. O čia gaisro pradžia. Liepsna pradėjo kilti į viršų. Ką čia turi? O nuo jūsų nieko nenuslėpsi. Yra vakas dar. Molotovo kokteilis, gal? Greičiausiai. O kur kūnai? Ten rasi, einam parodysi. Čia? Taip, Žemuogių 12, Artūras Medalinskas. Simai, klausyk, reikia iškviesti žmonės ir iššukuoti visą apylinkę. Batų ir padangų pėdsakų aišku nebus, nes viską užsnyko, bet ką nors gal rasim. Klausau, vyresnysis inspektoriau. Pabandytum neklausyti. Kaip jinai čia įsijungia? Kuo tas Nadolinskas užsima? Kažkoks operatorius. Bet aš taip jį nieko nežinau. O tu? Ai, čia tas. Kur porno filmus filmuoja, bet pas jį tokie lengvi man nelabai kažkaip. Ne, kažką rimčiau. Ką rimčiau? Ką jis gali rimčiau sukurti? Jeigu rimčiau sukūręs kažką, tai neįdomu man. Iš geriausio atveju kokią nors komediją pasižiūriu vakarais. Nu, galiai ir nesigirči tuo. Oi, o tu tipo nežiūri. Gerai, ką manai apie visą šitą? Manau, kad tie, kas čia pasiautėjo, pasidarbavo gana profesionaliai, nes kraujo žymių nėra. Kulkų žymių sienos irgi nematyti, reiškia, jeigu jį nušovė, tai tikrai ne čia. Durys irgi nelaužtos. Reiškia, kad... Arba jisai juos pažinojo ir įsileido, arba... Arba kažkas turėjo antrus raktus. Ne, nemanau, vonioj nėra jokių moteriškų priemonių. O vyriškų? Kaip jos atrodo? Nežinai, kaip atrodo vyriški reikmenys, apatiniai, skutimas Gerai, reikmenys. baigiam, nieko neradom, važiuojam. Kaip dėl šitų? Žiūri? Gerai. Šneki.
Skambinu ekspertam, nes mes čia jau užsižaidėm. Einam. Visi taip pat. Kumščiai suspausti, rankos pakeltos, kojos suliktos. Padėtis būdinga aukštoms temperatūroms. O plaučiai? Anglies dvideginis smalkės. Pas vaikus irgi? Pas visus 5. Reiškia, dar kvėpavo, kai prasidėjo gaisras? Taip. Sudeginti visi gyviai. Aš neįsivaizduoju, kokiam šunsnukiui reikia būti, kad šitai padaryti. Einam. Labadiena. Sveiki. Sakykit, jūs čia gyvenat, kaip suprantu? Taip. Pas Artūrą Nadolinską dažnai kokie nors žmonės lankydavosi? Labai retai. Kartais, bet retai. Jis toks vienišius, kažkoks keistuolis. O vakar vakare arba naktį gal matėt ką nors? Gal kokį triukšmą keistą girdėjot? Ne, nieko negirdėjau. Aš vakar naktį dirbau, budėjau. Ačiū ir už tiek. Jeigu ką prisiminsit arba pamatysit, praneškit policijai. Dėkui. Geros dienos. Viso gero. 112 klauso. Valdovui padėkit. Čia liudininkas. Stop. Koks ten garsas Nadolinsko balsofone? Automobilis, dizelis. Toliau. Prieš akimirką ką jie padarė? Baisu yra. Prašome nusiraminti. Kas atsitiko? Iš kur skambinate? Kur jūs esate? Valdovui padėkit. Jie mane užmuš. Taip, Simai. Vyresnysis inspektorių, man atrodo, kai ką radome. Pasakok. Taip radome medį, kurio nubraukta žievė, ant jo likę dažų pėdsakų. Atrodo, sidabrinė. Kaip ir Nadolinsko automobilio. Imat mėginius ir siunčiat. Klausau. Ir dar kai kas. Taip, klausau. Radome vietą, kur galėjo užklimti automobilis. Čia radome ir stiklo. Automobilio lango, taip? Iš kur žinote? Šovinių tutelių yra? Ne, nei šovinio tutelių, nei kitų pėdsakų nėra. Viskas užpustyta. Suprantu, bet ieškokit toliau. Čia rakščius. Informaciją perduokit patruliams. Taip, ieškome Mercedeso E230, sidabrinis, MVK 287, Martynas Virgis Kostas, 287. Dar kartelį paleisk. 112 klauso. Paskui, kai išeisi, va čia žiūrėsi, va čia kamera bus, va iš to kampo. Aplinkybė žinai, jo? Vasario 14 grįžti namo viena. Viena, sakau, nejuokauk, čia rimtas filmas. Labadiena. Norėtume pasikalbėti su režisierium. Tuoj pakviesti. Lėčiau sukis. Kaip į nežinę ateini. Dar lėčiau, dar. Dar. Palaukit galų gale, duokit repetuot. Kas yra po velnių? Vilniaus kriminalinė policija. Inspektorius Marius Bradauskas. Galima keletą klausimų? Policija? Sveiki. Labas. Jūs draugai buvot su Artūru Nadolinsku? Kuo tokia? Artūru Nadolinsku. Artūru Nadolinsku. Nežinau, gal per stipriai pasakyta, kad draugai, pažinau, bet tai buvo senai, vieną filmą darėm, bet tai jau buvo senai prieš daugiau metų. O jis į draugų turėjo? Tikriausiai, kad ne, tarsi nežinau. Priešų? Priešų nežinau, apskritai tai jis visiems labai patiko. Bet kažkas vis dėlto suniokojo jo studiją. Studija? Ką, jis turėjo studiją? Pirmą kartą girdžiu. Kiek žinau, jis turėjo kažkokių tai problemų, bet... Žmogui su problemom, žinokit, turėjo labai neprastą studiją. Tai gal haltūras darė. Reklamą, žinot, šiais laikais. O kaip jam su moterim sekės? Su moterim? Taip, kaip čia pasakė. Jeigu pasiliksit prie kavos, aš galiu paaiškinti plačiau temą, reikia čia ilgiau. Tam kartui ačiū, gal jūs pabaikit. Tai kaip? Viso geriausio. Tai tik tiek? Kriminalistai. Gerai. Dar kartą įleisit kažką panašaus, viskas, lėksit iš darbo. Sakiau, kad neleiskit nieko! Kiek galima kartot tą?
Turiu 7 Nadolinsko mergužėlių pavardės. Gal kuri viena iš jų turėjo kokį pavydų draugą, meilužį arba vyrą? Patikrink. Nors man atrodo, kad visą tai mus nuves į akligatvį. Kodėl? Nebus aiškiau nei dėl to skambučiai pagalbos centro, nei dėl to, kad užpuolikai buvo keliese. Juk jis aiškiai pasakė, jie mane nori nužudyti. Pavydus vyrai ar meilužiai dažniausiai veikia po vieną. O be to, kaip visą tai susijęs su sudegusi čečėnų šeima. Bet palaukit, kodėl čia negali būti broliai Kėkštai? Klausykit. Nadolinskas pamato, kaip jie padega tą trobą. Taip? Tada jie jį pastebi, pagauna ir pašalina liudytoją. Taigi čia viskas taip aišku. O paskui suniokoja namą, taip? Ne, niekaip nesirišu. Gerai, gal aš ir nusišneku. Informacija apie Kėkštą. Ačiū. Ne, tai ne jie. Čia tikrai ne broliai Kėkštai. Kodėl ne? Iš kur tu gali žinoti? Iš dangaus, taigi parašyta. Marijonas Kėkštas ir Petras Kėkštas nuo vakar sėdi 5-ame komisariate. Įsivėlė į kažkokias muštynes senamiestyje, sulaikyti 16:30. Tai tada iš vis super, mes pradiniam taške. Tai gal man vis dėlto imtis tų mergužėlių? Aš ir Artūras, mes kurį laiką buvome kartu. Žinote, kad jisai dingo? Ne. Tai yra nežinau. Nežinau, ar tai jums bus įdomu. Patikėkit, mums viskas yra įdomu. Na, prieš porą mėnesių Artūras gavo tokią chaltūrą. Chaltūra. Kokia tai chaltūra? Na, jis nenorėjo man apie tai pasakot. Jis apskritai labai uždaras žmogus. Jam paskambino kažkokie vyrai. Jauni, turtingi. Kažkokie verslininkai. Verslininkai? Na, turbūt tai nuskambės idiotiškai. Bet jie važinėja po Lietuvą ir šaudo. Šaudo. Ką šaudo? Na, nežinau, į įvairius objektus, į medžius, į pastatus, ir dar sprogdina. Toks jų hobis, taip Artūras sakė. Paprastos pramogos neteikia jiems adrenalino. O koks Nadolinsko vaidmuo visame šitame? Jis juos filmavo. Filmavo. Matėte tos filmus? Ne. Jis jiems pažadėjo laikyti paslaptyje, o jie už tai jam įrengė studiją. Žinote jų pavardės? Ne, nežinau. Niekada nesu jų mačiusi. Ar jie jam ką nors padarė? Turim 5 pranešimus apie įvykius miškuose. 4 apie neaiškus sprogimus karjeruose, 3 apie sudegintus automobilius laukymėse ir apie tą išsprogdintą kaminą Akmenės apylinkėse. Viskas vyko savaitgaliais, kas 2-3 savaitės. Ką mes žinome apie tos nabomberius? Turim liudytojų. Žinom tik tiek, kad tie šikniai žiauriai gudrus. Išsirenka nuo šalies vietas, išstudijuoja apylinkės, o kai atvažiuoja policininkai arba gaisrinė, nebebūna likę jokių pėdsakų. Aišku, iki šiol nelabai kažkas jų ir ieškojo. Nes niekas nemėgino sieti tų įvykių. Ir? Matyt, buvo taip. Eilinis savaitgalio išpuolis. Nadolinskas filmuoja savo klientus, kaip tie molotovo kokteiliais užmėto tą griuviną ir staiga paaiškėjo, kad ten viduje žmonės. Tie kaukaziečiai Lietuvoje gyveno nelegaliai. Bijojo deportacijos, pamatė laukime einančių žmonės ir pasislėpė Rusiją. Nu, kai virš jų galvų pradėjo siautėti ugnis, jau buvo per vėlu, jie neturėjo jokių šansų ištrūkti. Nadolinskas išsigando, pabėgo, norėjo pranešti policijai. O ta netvarka jo namuose? Tikslas aiškus. Sunaikinti nufilmuotus ankstesnių linksmybių pėdsakus. Aišku.
Šitą istoriją man trūksta vieno dalyko. Jų pavardžių. Tu kaip visada skaitai mano mintis. Va, čia tas išsprogdintas akmenės kaminas. Panašu į tų pačių bičiukų darbą. Patvirtinta, kad sprogmenys padėti labai profesionaliai. Išvada? Aišku, supranta šį reikalą. Mokyti, bet kur ir kada? Taigi, Gal turėjo kokius nors apmokymus? Gal, bet kur ir pas ką? geras klausimas. Pasistenk jį rasti atsakymą. Tai gerai, iki rytojaus sužinosiu. Būtų gerai dar šiandien. Tai einu atsinešti, ko nors užkasti. Tai palauk, gal aš irgi kartu. Klausyk, nori ko nors? Ne, aš gal eisiu kokią 15 minučių nusnausiu. Klausau. Čia Brigita. Brigitėlė, klausyk, atsiprašau, kad anas iki to nepaskambino. Žinai, labai daug darbo. Čia inspektorė Brigita Stonytė. Taip, klausau. Aš radau ją. Ką ją? Zita Valkevičienė, pravardę Zigmas. Ji sprogstamų medžiagų specialistė. Visai nesenai vedė apmokymus 3 jaunuoliam. Tu kur esi? Aš komisariate. Taigi pats sakėt, kad dar norit šiandien gauti visą informaciją. Aš maniau, kad jinai jums yra labai reikalinga. Gerai padirbėjai. Gerai, važiuojam ilsėtis. Labą. Labanakt. Iš kur jie gavo tų sprogmenų? Nežinau. Sakė, kad turgui pirko liktai pas rusus. Žinau, dabar kas turi pinigų, viską galima nusipirkti. O neklausėt, kam jiems tie mokymai? Na. Tai taip išeina, kad jums visiškai nesvarbu, ką mokyt, kaip mokyt. O tai jeigu jie teroristai kokie nors. Ponai, baikit, pas mus. Nebuvo panašus į Bin Ladenus. Jeigu be barzdų ir be turbanų, tai jau negali būti teroristai. Žinot, pas juos toks hobis yra. Sako, vat, adrenalino pasisemsim, ten visko. Iš vis, ką nors jų klausinėjot, ką nors naudingo mums galit pasakyti? Nu, nežinau, dabar visi nori prisidurti prie pensijos. Tai jų pavardės bent žinot? Nu, ne. Bet žinot ką, aš užsirašiau jų džipo, kurio jie važinėja, numerius. Dėl viso pikto, dabar atnešiu. Atneškit. Va, radau. Aleksandras Bučas. Gyvenamoji vieta Vilnius, Konarskio gatvė, 31 metai. Taip, čia jis, vienas iš jų. Oi, nepavydžiu aš jūsų to darbo, oi, nepavydžiu. Klausykit, gal aš galiu išeiti pramankštint kaulus, ką? Pramankštinkit, tik toli nenuokit. Gerai.
Taip, Dalia. Dalia, tu ką, supakuoti bučiai? Taigi nuos išbaidysim. Ar tu supranti, kad per valandą jie atsidurs užsienį? Ne, paklausyk, mes padarysim kitaip. Šitas šunsnukis mus atves pas tuodų ir į tą jų arsenalą. Pasikalbėjau mieste su keliais žmonėm. Ir ką? Kaip visada, niekas nieko nematė, nieko negirdėjo. Žinai, aš to net nesistebiu. Tie tavo informatoriai ir šitie jaunabomberiai, du skirtingi pasauliai. Ką toliau daryti? Sėskime mano mašiną, važiuojam. Gerai. Išvažiuojam mūsų gražulis. Čia jie? Taip, tie patys. Negalėjau patikėti, kad jinai sprogmenų žinovė. Va, prašau, Aleksandras Bučas, 31 metų, nuolatinio darbo neturi, užsidirba žaisdamas vertybinių popierių biržoje. Kitas Balys Jankauskas, 32 metų, Amber banko vyriausias ekonomistas. Prieš tai tame pačiame banke dirbo investicinių fondų valdytojų. Ir trečiasis Cezaris Valeraitis, 29 metų, turto vertinimo įmonė Supermex direktorius. Visi trys ekonomiką pabaigė geriausiuose universitetuose. Turi darbo patirties užsienyje, neteisti. Žodžiu, nebuvo nubausti net už ne vietoje paliktą automobilį ir pirštų antspaudų duomenų bazėje nėra. Tai ką, imsi? Dar nenoriu. Ko lauksi? Artėja savaitgalis, gal vėl išvažiuos į medžioklę. Tada ir savo arsenalą išduos. Ir ką, dar ką nors sudegins? Ne, dabar tai aš jau nerizikuosiu. Negi pats jais gaudyt. Pas tave atėjo. Kažkokie bičiai. Kokie dar bičiai? Nežinau, sakė iš policijos. Ką tu čia nusišneki? Labas rytas. Renkis? Aš be advokato nešnekėsiu.
žinoma, buvo toks nekaltas hobis. Na, gal ir ne visai legalus. Hobis? Sudegė 5 žmonės. Gyvi. 2 iš jų vaikai. Nežinau, apie ką jūs čia dabar kalbat. Manau, puikiai žinote, apie ką aš čia dabar kalbu. Labadiena. Mes turim kratos orderį. Balys Jankauskas. Bet čia jūsų leidimas tik pistoletui. Taip, žinoma. Bet žinome, kad jūs ir jūsų draugai naudojate ir automatinius ginklus. Ką čia šitas tipas kliedi? Jūs nusiraminkit, čia tik tai spėlionės. Ar jūs radote tokius ginklus pas mano klientus? Ar jūs turite liudininkų, kurie matė juos su tokiais ginklais? Pone advokatė, aš tikiuosi, jūs žinote tvarką. Aš klausinėju, jūsų klientas atsakinėja. Apie sprogstamasis medžiagas irgi nieko nežinote. Na, mes pirkome keletą trotilų lasdelių iš rusų ir viskas. Ką su jumis darėte? Keletą sunaudojom mokymuose, o su kitomis susprogdinome plytinės kaminą. Ei, ką ten darot, atsargiau. Neužteks jūsų metinių pajamų viską atpirkti. Jūs turbūt skaičiuojate tik mano oficialų atlyginimą. Be visų kyšių. O Nadolinsko filmuoti filmai? Sunaikinau. Taip, o kam? Blogai atliko darbą. Nepateisino mūsų vilčių. Tai nusikaltimas? Ne. Bet gali būti motyvo prielaida. Bet jūs nemanote? Nemanau, tik tai garsiai mąstau. Čia nieko neįmanoma rasti. Nei ginklų, nei sprogmenų, nei vaizdo įrašų. Tai gal jau eikit iš čia. Tuo išeisim, nesijaudinkit. Ir kaip? Pats pažiūrėk. Tas mėginys kairėje yra iš Nadolinsko buto, o tas dešinėje yra nuo lazdos. Abu iš tos pačios vietos. Tu įsitikinęs? Taip. Klaidos būti negali, todėl kad tai yra nepaprastas lango stiklas, jo cheminė struktūra yra unikali. Jo, ten buvo sudaužytas telikas. Ar sužinojęs apie naujus įrodymus, jūsų klientas norėtų pakeisti parodymus? Gerai, prigavot. Tada vakare buvom pas Nadolinską. Vakare? Anksčiau nebuvote su juo susitikę? Ne. Į tą studiją buvom investavę didelę sumą pinigų ir jis jau seniai turėjo grąžinti pirmąją dalį. Kada pas jį atvažiavote? Gal 23. Meluoja tai kaip Seime. Tas Nadolinskas gi jau 3 valandos kaip negyvas buvo. Po to jie tik tą studiją suniokojo.
Šitas sušiktas advokatas. Jeigu ne jisai, tai jau seniai būtų. Seniai būtų prisipažinę. Jūs tikras, kad tada buvo 23 valanda? Visiškai. O po poros minučių prasidėjo tikra pekla. Turite omeny pūgą? Žinoma. Ką daugiau? Kaip Nadolinskas reagavo į tokį jūsų vizitą? Normaliai. Jis buvo labai malonus. Išgerti pasiūlė. Nuėjo į virtuvę atnešti ledo. Ir tada išgirdome jo mašinos garsą. Išdūmė šunsnukis. Ir ką tada darėte? Taigi patys žinote, išdaužėm viską. Juk buvote tiek pinigų šitą studiją sukišę. Kas lengvai ateina, tas lengvai ir išeina. Gerai, už tai mano klientai atsakys. Už svetimų turto sunaikinimą ir sugadinimą. Bet gerbiamas inspektoriau, kiek aš žinau, kūnas nerastas. Taigi nėra kūno, nėra bylos. Jų advokatas teisus. Vieninteliai įrodymai, kuriuos turime, stiklas ant beisbolo lazdos, riša įtariamuosius su Nadolinsko namu. Bet kad jie tenais buvo, prisisiautėjo, jie ir patys prisipažino. Leisk man pabaigti. Žinome, kad kai kilo gaisras, Nadolinskas buvo tenai. Tai rodo skambutis bendroji pagalbos telefonu, taip pat ant medžio rasti jo automobilio dažai. Tai faktas. Tai čia tau dar maža, taip? Neturime jokių tiesioginių įrodymų, kad ir įtariamieji buvo tenai. Kad būtent jie padegė namą ir kad būtent jie nušovė Nadolinską. Taip, bet jų alibi labai pritemti. Vaikeli, alibi neturėjimas nėra pretekstas suimti. Palauk, tai tu sakyk tiesiai šviesiai, tu nori juos paleisti, taip? Ne, aš noriu juos uždaryti, bet tu ne per daugiausiai man tai padedi. Man reikia labai rimtų įrodymų. Iki ryto. Vėluoju į teismą. Iki ryto. Kad jie kur sutrauktų. Adomai, tu neteisus. Nuo pat pradžių jin patiria didžiulį spaudimą. Vienas iš tų suimtųjų, kaip jis ten. Valeraitis. Valeraitis yra vieno ministro sesers vyras. Žinau, na ir ką? Aukštesnė kasta, taip? Negalima liesti. Nu, čia ramink. Įdomu, kur galėjo dingti Nadolinsko kūnas. Tame ir yra esmė, kad tą kūną galima bet kur paslėpti. Galima užkast, ketvirčiuoti jį, galų galiai į šaldiklį įkišti. Čia tų būdų 120. O kur automobilis? Jo, taigi neužkasi ir šaldytuvą neįkiši. Įdomu, ką jie galėjo su juo padaryti. Čia yra Antaniškės. Kažkur tai čia ta troba. Nerizikuot važiuoti kažkur toli su peršautų stiklu, iškrūvintų salonų ir lavono bagažinį. Tai reiškia, kad jie jo atsikratė kažkur labai netoli. Bet kur tiksliau? Man atrodo, kad aš jau žinau. Šitas prietaisas rodo dugno reljefą ir didelės metalo sankaupas. Jei ką rasim, žinosim apytikrę vietą. O, kažką turim. Galim čia vandenį nertą, ne? Galim. Nieko nėra. Dviratis kažkoks senas šaldytuvas. Tai varom iš čia. Pala. Pabandom dar į tą pusę. Sakai? Gal.
Nieko nebus. Prastas matomumas, padidinto pavojingumo nerimo sąlygos. Reikia dar vieno žmogaus. O kostiumą turi dar vieną? Rasim. Aš nersiu. Čia jums ne juokas. Čia reikia mokslus baigti. Jis turi visus popierius. Gerai, eik persirink. Bet be kvailysčių, supratai? Jis komanduoja, tu darai. Gerai. Matai, ne? Mariau, būk atsargus. Nesąmonė, juk sakė, kad nieko neįmanoma rasti. Patylėk. Gerai, galiu ir patylėti. Sveiki. Labas. Sveiki. Kas vyksta? Marius Paneris. Ilgai nesirodo kažko. Apsiramink, jie žino, ką daro. O kiek laiko jam užteks oro? O kur Marius? Yra! Ten giliau! Yra! Tu ką po velnių savo galvoji? Cheese. Gerai, kad jauna bomberiai nepastebėjo mašinoje kameros. Maldauju, padėkit! Prieš akimirką, ką jie padarė, baisu yra! Dievai už mus!